Tai va, įsivedus 3D part, measurement, ACAD, turime omeny, kad su matavimo vienetais, su matmenimis įdėta ir bet kuri detalė gali būti jums egzaminė. Tų detalių begalės yra, šimtai. Čia vienas iš tokių pavyzdžių, tokios, bet kokia detalė gali būti jums. Taip, parašyti jums, taip. Tai va, pilna tų detalių su matmenimis. Jeigu kažkokio matmens nebus, tai turit priimti savo nuožiūrą, kad vaizdas būtų toks, koks yra parodytas irgi. Nematuosiu, man ir nereikia matuoti tų matmenų tiksliai. Svarbiausia, kad jūs mokėtumėt nubraižyti ir pateikti taip, kaip reikalauja. Tai va, čia yra pavyzdys toks. Dabar ten vieną paimsim kažkurį tai variantą, mes nubraižysim. Čia tai, kokį čia paim dabar. Taip paprastesnį čia būtų, kad neužtruktume ilgai. Na va, tokį kažkokį detalį pasiimam. Ir čia dabar braižysim. Tai va, tai ką, AutoCAD'as, tai pirmiausiai nuo ko pradedam. Tai jeigu turite susikūrę savo šitos brėžinio formatus, A4, A3 atsivežit, jeigu neturi, tai darysim iš naujo. Tai paprastai sakau, darom, kad ir naujai, A3, A4. Čia išsaugotas to ištirno viską, ko nereikia. Ištirnam viską, ką matome, kad būtų tušti lapai. Standartiškai ir bus tušti lapai. Va. Paruošti 2 formatai tik tai, bet jų reikės egzaminui užteks. Bet namų darbų reikės daugiau formatų. Tai va, turime tuščią lauką braižymą. Tai ką, ir pradedam. Tai pasirinku, pavyzdžiui, koordinačių pradžią čia, kaip pavyzdys, nuo to krašto. Ir darau 75 taip ir stačiakampis 9 mm aukščio. 9 čia matom. Nes matmenys įprastai būna pakreipti į kairę pusę pasukti. Šitaip arba tiesiai. Arba horizontaliai, arba taip. Tai va, tai braižom tada. Liniją ir 0,0,0, enter. Kažkur centras prisikabino. Ir dabar kampas. 0, ilgis 72. Ne? Va, kokia dydžio gausti. 75. Gerai. Escape'as. Paspaudžiam ant šito. Čia įrašau 75. Enter. Va, padidėjo 3 mm. 75 dabar. Escape'as 3 kartų. Dabar toliau noriu atidėti 9 mm atstumu. Tai spaudžiu offset. Rašau 9. Enter. Spaudžiant šito ir pažymiu kurią pusę. Į šitą pusę. Viskas, escape'as. Dabar galus galiu sujungti irgi. Pasižymėti reikia, kad čia yra mūsų endpoint būtų svarbiausia, intersection, perpendicular šitie pagrindiniai. Tai nuo krašto iki krašto, escape'as 3 kartų. Vėl tada line ir nuo šito iki šito krašto vėl escape'as 3 kartų, viskas. Turiu stačiakampį. Sekantis, ko reikia, tai man reikia aukštis 40 ir galiu nusibrėžti liniją. Ir tada nuo krašto čia 33 ir 4,5. Ne, tai 8 čia ne tas, šitą reikia žiūrėti. 33 plus 4,5. Nu tai aš paėmiau, galiu, kad ir čia imti, kad ir truputį kitokį skaičių, nebūtinai čia 9, gali būti ir 10, bus gražiau, 33 plus 5. Tai pasiimu liniją braižau,
Arba geriausiai offsetą daryti, pavyzdžiui. Aukštyn linija, kampas 90, enter ir bet kokio ilgio aš tą liniją uždedu. Viskas, escape'as 3 kartus. Turiu atskirą liniją. Dabar tą liniją galiu kopijuoti tam tikrų atstumų. Tai 33 galiu kopijuoti iš karto, paskui 5 ir dar 5, kaip pavyzdys. Darom čia. Tai 32 bus tada. Koks skirtumas iš tikrųjų tie matmenys? 1 mm šiandien ar ten. Galite apvalinti drąsiai. Dėl to aš tikrai nesakysiu. 33 ir 5, 5 bus. Tai va, offsetas 33 enter. Šitas, escape'as 3 kartus. Dabar offsetas 5 enter. Šitas į tą pusę ir šitas į tą pusę. Va, turiu. Viskas. Ko daugiau reikia, tai jau tą turiu. Dabar čia yra centras nuo viršaus 40 mm. Tai šitą liniją kopijuoju 40 mm aukštyn. Tai offsetas 40, enter. Šitą liniją ir aukštyn 40. Turiu. Tai va čia bus jau viršūnė ir susikirtime bus centras. Tai be abejo galima geriausiai padaryti centrą iš karto extend ir padaryti ten escape'as 3 kartus. Viskas, turiu šitą tašką. Dabar spindulys 15 ir spindulys 23. 2 spindulius pasidaro. Tai circle, nuo čia galiu padaryti bet kokį tokį, tada paspaudžiam šito ir radius 18. Va. Tada dar vieną galiu daryti, jeigu noriu, šitaip, arba galiu daryti offsetą. Na, gerai, darau šitaip. Ir šitos spindulys bus 23,15 plus 8. Radius 23 enter. Escape'as. Va, turiu. Dabar nukertu, ko nereikia. Taip, extend pažymėjau trim. Čia nukertu. Čia nukertu, čia. Tada čia nukertu ir šitos nukertu. Maždaug taip turėtų atrodyti, ne? Štai spėjau detalę dar. Čia reikia nukirsti. Šitą. Va. Viskas iš vieno to profilio baigiau. Frontalinis vaizdas baigtas. Gerai, tinka. Tai toliau, aišku, tą liniją galima pratęsti. Tai žiūrėsim paskui su linijom, darysim sluoksnius. Tai va, dabar man reikia vaizdą. Dabar be abejo vaizdas gali būti iš vienos pusės iš kitos arba iš viršaus. Tai šiuo atveju turbūt geriausiai būtų iš šito šono braižyti. Tai būtų geriausiai. Tai tada būtų tas kaip pagrindinis, o šitas jau iš kito šono vaizdas. Dar tiesa, kraštas čia turi matytis. Tas kraštas čia turi matytis. Tai nuo viršūnės iki krašto, va viskas. Dar ta linija turi matytis. Taip. Tai linija nuo to krašto iki to. Va, viskas turim. Ir dabar braižom čia. Tai pirmiausia reikia vis tiek dėtis matmenis, tos ribinius matmenis. Tai kampas 180, enter, ir bet kokį ilgio padedu. Sekantį liniją vėl, nuo to galo vėl. Kampas 180, enter, ir bet kokį ilgio, čia pasidėjo 180, gerai. Sekantį šitą liniją irgi reikalinga. Tai nuo to krašto, kampas 180 ir bet kokį ilgį uždėti. O turiu tiek linijų. Dabar kokių dar linijų man reikia? Dar šitos turbūt reikės linijos. Mes dabar dedame taip, kaip yra pagal braižybos reikalavimus. Tai nusibrėžiam tarsi projekcijas į kitą plokštumą. Kampas 180, enter. Ir vėl bet kokį ilgį. Viskas, turim visus kampus, kurie bus matomi iš tos pusės.
Ir dabar ilgis 50. Stačiakampį nusibrėžiam pilną. Tada per vidurį 8 mm pločio uždėsim tą briauną. Tai pasirenkam kažkurioje vietoje, be abejo būtų geriausiai išjungti arba atkirsti šitos, o pasidaryti tuomet nyrės. Kur tas nyrės tai yra artimiausias taškas. Arba tam tikrų atstumų aš galiu daryti iš tikrųjų. Galiu šitą atkarpą, pavyzdžiui, kopijuoju 10 mm ir šitą kopijuoju šitą pusę. Pavyzdžiui, mano kraštas bus čia, kaip pavyzdys. Čia paskui viską nukirpsiu. Pasidėjau kraštą, dabar tai šitą galėčiau kopijuoti 52 mm atstumu. Šitą liniją pasidėjau, šitas turiu horizontales. Tai čiuks iškart 52, offset 52, enter. Šitą liniją į šitą pusę. Turiu plotį visą. Sekantis, ko reikia man, vidurio linijos ir tada 8 mm pločio. Tai 52 per pusę. Tai bus 26, offset, 26, enter. Šitą liniją į šitą pusę. Escape pridau. Dar kartą 26, enter. Šitą liniją į šitą pusę. Escape, viskas turiu. Dabar aš ją galiu padaryti extend. Pratęsti. Čia, iki viršaus. Taip pat extend galiu šitą liniją padaryti. Taip, Dabar čia į 8 yra, tai abi pusės po 4 atidėsiu. Ir nuo tos briaunos iki viršaus ir bus kaip tik pilnai padarytas šitas galiukas. 4, enter ir nuo tos pusės į tą, nuo tos pusės į tą. Su offsetu tai yra idealiausias darbas AutoCAD. Viskas, dabar reikia šonus atidėti tokio pačio aukščio ir nieko daugiau nereikia daryti. Linijos tiesiai, tik tai šitą horizontali linija turi būti ties tą vietą atidėta, nes jinai matysis. Viskas. Tai šonus atidedam, tai galima extend daryti. Šitą čia. Viskas. Dabar galima būtų nukirsti to, ko nereikia. Bet kuriuo atveju tarp šitų. Taip ir taip. O dabar žiūrėsim, ko dar reikia. Tai tą liniją atidėjom, viskas, detalė kaip ir baigta šitą vaizdas. Tik tai dar truputį nukirsti reikia. Dabar, kur nukirsti reikia mums? Mums reikia vidurio linija, ta turi būti pertraukta, nes yra briauna. Ir čia neturi būti šitų linijų viršų. Tai šita vidurio linija turi būti pertraukta. Trim. Šitaip. Ir čia neturi būti šitų linijų. Aišku, be abejo, čia yra šinė, tai turi būti. Biškį per daug nurėžiau. Taip. Matot, greitai nubrėžiau detalę. Dabar klausimas, ar to užtenka. Reikia žiūrėti ir nereikia bijo daryti pjūvių, kad ir 1, 2 padarysit, jau, kaip sakant, nuo to blogiau nebus. Aš dabar žiūriu fiziškai. Šiaip tai suprasti sudėtinga, iš tikrųjų eina suprasti, bet taip nėra lengvai suprantama šitas vaizdas. Taip, kaip ir. Kokį padarysim pjūvį, dėl to tam padarysim, kad jis būtų. Paimsim per šitą vietą kažkur ir prapjausim. Šitą. Arba taip vertikaliai galim pjauti, arba čia pačiu prapjauti. Tai imsiu pjausiu čia per vidurį, pavyzdžiui. Tai pjovimas, tai ką, pirmiausia liniją reikia užsidėti, bet kurioje vietų paimu aukštį, aš ir pjaunu. Tai kampas 0 ir geriausiai taip ir visą. Perpjaunu. Ir dabar atidėsiu čia vaizdą šitoj vietoj. Tai ką, visų pirma, plotis toks bus, o ilgis toks. Tai šitą atstumą aš vėl turiu čia kopijuoti į ilgį. Tai čia buvo 75. Tai ką, aš pasiimu tada pirmiausia offsetą iš karto, kad ir 10 mm, enter.
šitą liniją pasidarau čia. Čia mano kitos detalės viršus. Tai va šita briauna kitos detalės, nes pjauna iš per pusę. Tai va toliau reikia man ilgi atsidėti va šitą, 75, tai offset, 75 enter. Šitas ir į apačią. Va, turiu 75. Toliau reikia per pusę ašinės linijos, nes jinai bus ašinė šitai. Ne taip vertikaliai, o šitai bus. Tai per vidurį tai bus 37,5, enter ir dedu šitą čia. Va, turiu ašinę liniją. Dabar ką toliau matysiu, aš matysiu galus, linijas iki galo. Ir tada matysiu šito ir šito atitinkamoje vietoje bus tam tikras plotis. Tai va, dabar kraštus atsidedu. Taip, reikia įsijungti mums snapą. Galus, endpoint, intersection ir perpendicular geriausia. Nearest atjungiam, perpendicular. Tai tie standartiškai naudojami. Tam, kad gerai pavaizduotų, 3 kartų escape'as, šitas. Čia 3 kartų escape'as. Va, tai ir dabar žiūrime mes, mūsų briauna šita bus šitaip padaryta, skersai jinai. Tai bus šitaip, šita briauna. Tai jos storis yra, mes 10 mm darėme. Ir padarom. Ai, palaukit, čia nesimetriškai turi būti, ne? Čia simetriškai 33, 10, 43, ai, čia buvo per vidurį. Mes nesimetriškai turim dabar detalę. Tai vadinasi, mes turim dėti kitokią liniją, ne šitokią. Mes turim atmatuoti. Jo, matai, čia buvo simetriškai padaryta. 33, 9 ir 33. Bet nesvarbu. Dabar darom jau nesimetriškai. Tai mes turim atmatuoti, koks čia yra atstumas šitos linijos. Pavyzdžiui, ir jinai bus iš apačios atidėta. Tai šitą liniją 70, kur čia yra ilgis linijos, 33. Ai, nu tai taip, tai 303 ir tada dar 5, 38 mm bus iš apačios. Offset 38, enter. Va. Čia bus tarsi ašinė linija, bet jinai nebus visiškai ašinė. Atsidu. Dabar storis šitos briaunos yra taip 9 mm, tai 10 mm. 10, tai 5 parašom, offset 5. Nuo šitos į šitą pusę ir nuo šitos į šitą pusę 5. Turime. Ir dabar dar čia bus per vidurį briauna šitą padaryta. Tai line galime pasidaryti center, midpoint. Va. Ir tada galime nuo vidurio žymėti šitą liniją iki čia vidurio. Dabar, o storis jos yra 8, tai po 4 mm. Offset 4, enter. Šitas čia, šitas čia. Ir dabar linija bus ties ta vieta, aš turiu atsimatuoti va šitą ilgį. Kadangi aš pjaunu šitaip detalę, tai bus kampas 90, tai aš galėčiau taip pamatuoti. Taip yra, dimension galėčiau uždėti, yra ir pamatuoti, taip yra parameter, kur čia yra dabar. Dar atskiras matavimas yra, jeigu reikia, bet tu žiūriu, kuris čia buvo. Čia turbūt horizontal. Nuo šitos linijos iki, turėjau štai atstumą. Vertikalią liniją reikia užsidėti. Tada intersection reikia užsidėti man. Intersection yra, gerai.
Galim daryti šitaip tada. Dėti paprastą matmenį. Linear nuo susikirtimo iki šito ir 3,04 mm. Tai vat. Nuo to krašto turime dėti 3,04 ir brėžti liniją, nes užbrūkšniavimas bus iki čia, iki tos linijos. Tai offset 3,04. Jums gal taip nebus sudėtingo tokio dalyko. Dar kartą. Taškas turime. 3,04. Va. Šitą liniją į tą pusę. Viskas. Dabar nukertu tai, ko nereikia. Tai yra šitos linijos nereikia šitos. Ir čia bus ašinė. Tai jau. Viskas. Ir dabar va šitas plotas bus užbrūkšniuotas. Šitas, šitas, šitas ir šitas. Tai, tiesa, galiu čia linijas nutrinti šitas. Va, šitas ir šitas. Tai šitą irgi galima trinti. Nereikia šitos. Tai ir tą galima ištrinti. Čia šiandien kaip ir nereikalingas. Va, tas plotas užbrūkšniuotas. Viskas dabar yra hedge. Čia yra hedge'as, arba rašyti, komanda. Hedge, brūkšniavimas. Ir pažymim plotą, kurį norim užbrūkšniuoti. Šitą. Jeigu yra keli plotai, žymim kelis, spaudžiam pelę ir paspaudžiam enter. Viskas, užbrūkšniavo. Dabar mums netinka toks brūkšniavimas. Paspaudžiam ant čia, įsijungiam parametrus. Ir dabar mes turime ieškoti, kokį formatą mes turim parinkti tą hedging. Taip, tai dabar žiūrime. Čia rodo kažkokius, kažkokį plieną. Paimsim šitos brūkšniavimus. Plieno standartinis. Ir ISO turėtų būti. Bet pažiūrėsime, koks jis čia bus. Netinka, horizontalus kažkoks. Supratau. Ten šitą reikia palikti. Va, turim užbrūkšniavimą, viskas. Padarėme. Tai va, ir dabar čia reikia pažymėti, kad čia yra užbrūkšniuota. Tai pirmiausiai nukirpti reikia nereikalingas linijas padaryti. Aš dedu įstrižai tas, kurios yra tik pagalbinės. Išsijungiu hedgingą visai. Snapą tiksliau, šitai. Išjungiu snapą, uždedu liniją. Uždedu dar vieną liniją. Čia reikia palikti pjūvę linijas. Dabar trim. Ištrinam. Ir dabar reikia ištrinti čia vidurį. Šitą. Tada escape'as pažymiu šitą, delete klaviatūroje. Šitą pažymiu delete. Šitą pažymiu delete. Šitą pažymiu delete. Turiu linijas. Ir vaizdas bus iš viršaus. Tai pjūvio linija žymima va taip. Čia dar turiu uždėti nuo krašto liniją, įsijungiu snapą. Nuo galo atidedu kampu 90 laipsnių į viršų tam tikrą ilgį. Va, dabar darau offset. Pavyzdžiui, 5 mm. Šitą liniją, per daug 5, tai mažiau reikia, porą milimetrų. Offset 2 mm. Šitą liniją, šitą pusę, tai dabar tos nereikia man. Ir analogiškai čia reikia pasidaryti vėl. Linija tam tikrų ilgio, kampas 90. Padedu tokią, dabar offsetas 2 mm. Šitą liniją tapas, šitą ištiriu. Va, čia turi būti rodyklės uždėtos ir pažymėtos, kad čia yra pjūvis. Tai įprastai darau su paprastu, įsijungti reikia, kad nuo susikirtimo taškas būtų. Darau kažkokią tai tokią rodyklę didelę
po to ją reikia daryti veidrodinį atspindį geriausiai, kad būtų vienoda. Šitas dabar objektus parinkau, Enter spaudžiu ir taškus pažymėti apie kurią liniją ir Enter. Rodiklį turiu ir toj pusėje tą rodiklį reiktų pažiūrėti kokio aukščio, bet labai, kad būtų panašiai ir viskas. Kampą reiktų iš tikrųjų taikyti vienodai. Taip ir taip. Dabar Mirror. Pažymė objektus, Enter. Žiūrim pirmą liniją. Antrą liniją, Enter. Turiu rodiklės. Dabar jas reikia užpildyti. Rodiklės. Taip, tai yra filingas. Ir užpildau rodiklės. Enter. Ir dar kartą Hatchingas. Šitas. Enter. Kažkaip čia taip Hatchingas, dar kartą žiūrėjau. Čia. Dar kartą einam pakeisti tipą, dabar Hatchingo reikia. Ne angle, o turi būti pilnas užpildas, solid ir OK. Turim rodiklės nevienodas, bet yra. Ir paskui A raidės uždėsim, kad čia pjūvis A ir tada čia bus AA pjūvis. Dabar čia yra ašinės linijos šitos, tai mes jas turime padaryti truputį ilgesnės negu detalės kraštai. Čia nėra ašinė, tai ašinė apskritimo, kur yra ašinė. Jinai turi būti šitą vietą kažkur tai baigtis, kur apskritimas baigėsi. Viskas. Dabar trim, ištrimiam, ko nereikia. Taip, dabar extend. Ašinę liniją pratęsim iki čia. Ašinę pratęsim iki čia. Kas čia dar likę kažkokie galiukai? Nežinau, iš ko čia liko. Kažkokie klaidai įvyko. Faktas. Taip, ir tada dar čia extend padaryti iki šitos reikia. Va, dabar ištrinu tas linijas, kurios nereikia. Tai va, kaip ir turiu patį brėžinį nubraižęs. Dabar reikia padaryti sluoksnius linijoms. Vidas. Dabar sluoksnius reikia padaryti. Tai pirmiausiai, tai yra layer ir galima atsiversti visą tą lentelę ir reikia sukurti layer. Tai pradedam kurti. Tai va, new layer. Ir, pavyzdžiui, storą. Dabar linijos spalva, jeigu juodame ekrane, tai balta, gerai, tinka. Dabar linijos tipas ištisinė, storis turime parinkti, 0,6 pavyzdys. Ir daugiau viskas. Tai dabar stora bus. Toliau sekantis sluoksnis turi būti ašinė. Aš lotyniškom raidėm žymiu, kad nebūtų keblumų jokių. Ir spalvą parenku raudoną. Ašinė spalva raudona. Ok. Dabar neištisinė linijos tipas turi būti, o ašinį jau minėjau, šitą load spaudžiam ir susirandam dash dot. Tokia standartinė ašinės linijos žymėjimas šitas dash dot. Ir dabar dash dot dar kartą ir OK paspaudžiu. Įsidėjo dash dot ir storis yra pusė tos linijos, 0,3. Va, ir dar vieno storio man reikia, tai yra matmenų linijos, matmenys. Bent jau 3 storiai. Tai tiesa dar pjūvis turi būti. Tai pjūvis irgi turi būti
kaip ašinė linija 0,3, bet jinai turi būti vienspalvė. Turi būti juoda arba kažkokia kitokia spalva galima uždėti, kad ir žalia. Taip, tada pjūvis. Tai 4 rekomenduoju sluoksnius padaryti. Pjūvis tada kažkokia tai žalia uždėti. Dabar linijos tipas yra ištisinė ir storis 0,3. Gerai. Ir paskutinis liko matmenys. Spalva mėlyna matmenų, ištisinė ir storis dar per pusę plonesnis, 0,15, pavyzdžiui. Nu, viskas, turiu 4 sluoksnius. Tai dabar ir turiu pasižymėtas linijas, tai sluoksniais, kurie čia dabar yra. Tai pas paprasčiausias, tai iš karto pažymiu visas linijas ir sakau, kad čia yra stora. Stora. Dabar pažymiu ašinės linijas. 1, 2, galiu po 1 žymėti tik tai. 1, 2 ir tada spaudžiu čia ir pažymiu, kad čia yra ašinė. O, ašinė įsidėjo. Dabar čia storos linijos yra irgi ir pjūvio linija. Paspaudžiu čia. Tada einu į Home ir čia padarau, kad čia yra pjūvis. Žalia spalva. Linijų storius galiu pasitikrinti, čia įjungdamas, išjungdamas šitą. Čia užtenka dabar tokio storio, nors čia turi būti dar storesnė, dvigubai šitą liniją. Iš tikrųjų, pjūvio linija žyma dvigubai storesnė už standartinę. Užteks. Na, viskas. Padariau sluoksnius ir paskutinis sluoksnis bus matmenų jau jūsų brėžinyje. Tai išsisaugoti reikia dar visų pirma, aš dar neįsisaugojau. Gerai. Pjūvis 0,1, bet kaip pavadinu. Viskas turiu. Taigi dabar einame mes į A4 formatą ir čia, aš jau praeitam video rodžiau, yra jau, jūs turite, ne? Matėt, kaip padaryti šitą formatą. Aiškinau anksčiau jums. Ir atskirai reikia daryti lapų rėmą dvigubą, atskirai lentelę daryti. Dar lentelė tiesa redagavimas. Kažkam nesigavo redaguoti, dabar negaliu atsakyti, reikia dar kartą imti ir padaryti šitą lentelę jūsų. Pasižiūrėti, kodėl neina redaguoti. Tai lentelė, bet kuriuo atveju, tai yra blokas sukurtas. Ir edit, tada pasirenkam tą bloką, kurį mes norime, šiuo atveju lentelė yra. Ir jeigu turiu aš lentelę, kaip pavyzdys, turiu lentelę, linijos storis irgi stora turi būti ir turiu tekstą. Tai dabar tekstas yra annotate, multitext geriausiai. Tada čia turi tekstą kažkokį tai, vardas, pavyzdžiui. Vat, jeigu aš close block editor išsaugau, tai lentelė ir atsiranda tas vardas. Jeigu norima redaguoti, reikia bloką redaguoti patį. Įprastai 2 kartus, tada atsiverčia bloko redagavimas ir tada vėl reikia ant teksto 2 kartus galima spausti ir galima redaguoti. Vardas, pav. Ir išeiti iš bloko redagavimo čia reikia. Close block editor. Išsaugojam, turim. Va, bet mes nematome dabar mūsų brėžinio šičia. Ir turime A4 formatą ir turime A3 formatą. Jeigu tik telpa, tai mes turime daryti kiekvienam formate skirtingus matmenis. Tai namų darbę turite padaryti ir A2 ir A1 dar. 4 formatus namų darbų turite padaryti. Tam individualiai užduočiai. Tai pirmiausiai vienas toks braižymo irgi toks patarimas. Jeigu jūs nežinote arba netelpa jūsų vaizdas arba nusislinko,
kaip greičiausiai pasiekti. Tai yra Z raidė, tarsi zoomas yra, Enter ir tada A. Reiškia all, viską parodyti ir Enter. Ir ekrane jums parodo viską, ką jūs nubraižyti, kad viskas tilptų į ekraną. Tas pats yra jūsų sukurtame viewporte. Dabar į viewportą įeiti reikia 2 kartus spustelint viduj. 2 kartus įėjau, spaudžiu Z, Enter ir A, Enter. Ir matome patalpino jūsų visą, ką nubraižėte, čia brėžinyje. Dabar, kai jūs esate viewporto redagavimo režime, jums rodo mastelį. Čia matosi, kad mastelis yra kažkoks nestandartinis. Kaip jį padaryti standartinę? Tai reikia sucentruoti ir išdidinti maksimaliai ir tada žiūrėti, koks gaunasi, arba daryti atsitiktinę tvarką. Pavyzdžiui, žiūrim 0,35 ir būtų 0,5, tiktų tikrai. Klausimas, ar 1:1 galim? Išbandom. 1:1. Ir kol esu aš čia, dabar tam viewporto režime redagavimas, spaudžiu Z, Enter, A, Enter. Mastelis pasikeitė, bet aš galiu jį padidinti, tada dešinį klavišą PAN padaryti, bandau išdidinti. Pažiūrim. 0,9. Galbūt ir tilptų. Tai dabar dar kartą spaudžiu 1:1 ir telpa. Viskas. Jeigu reikia paslinkt, spaudžiu pelės dešinį klavišą tam porto redagavimo režime ir PAN. Tada aš galiu stumdyti. Atstumiau ir jeigu 2 kartus už viewporto spausiu už krašto, tai jis išeis iš redagavimo režimo. Čia kažkur tai lentelėje, pavyzdžiui. Jis išėjo iš redagavimo režimo ir dabar jau visas brėžinys tarsi tamposi ir mastelis keičiasi. Tai va čia reikia sudėti dabar matmenis. Tai ir matome, pažymėjus viewportą, užtenka kraštą pažymėti arba redagavimo režimas, su apvalė 0,999, bet čia yra iš tikrųjų mastelis 1. 1:1. Tai va. Tai va turime mastelį tinkamą dabar. 2 kartus čia spaudžiam, išeinam iš redagavimo režimo. Tai sekantis dalykas, dabar A3 formate, kokį mastelį mes turim turėti. Tai 2 kartus spaudžiam čia redagavimo režimą, įeiti į aktyvią brėžinio zoną ir spaudžiam Z, Enter, A, Enter. Va, parodė. Dešinį klavišą PAN galima spausti, atsinešti vidurį, Escape vieną kartą ir dabar su pelės ratuku zoominti galime mes pažiūrėti, kokio dydžio maždaug galėtų būti mūsų vaizdas. Orientaciniai telpa puikiai ir pažiūrim mūsų mastelis koks yra. Escape vieną kartą 1,8. Tai vadinasi, kaip ir būtų 2:1 turbūt jau per didelis būtų. Va, 2:1 per didelis. Tai vadinasi, mes negalim daryti kitokio, tik tai 1:1. Čia šiuo atveju jau neina kitai. Tačiau nepamirškite, kai darysite A2 ir A1, tai tikrai bus kiti masteliai. Daleiskime mes, kad telpa šitas vaizdas. Mes galėtume gal ir sutalpinti, jeigu mes tarpą tarp detalių padarytume mažesnį. Čia aukštyn pakeltume, su juo suartytume. Tuomet tikėtina, kad galbūt ir tilptų. Dar kartą padarom 2:1. Ir dabar PAN. Bandom patalpinti. Ja, labai nedaug, iš tikro tikrai tilptų, jeigu padarytume tarpą mažesnį. O. Tai vadinasi, mes taip ir turėtume daryti. Ir 2 kartus spaudžiam lentelę zonai, pavyzdžiui, dabar. Escape į lentelę zonai 2 kartus ir mes išeiname iš to aktyvios brėžinio zonos. Tai jau matome, viename brėžinyje yra mastelis 1:1, kitame brėžinyje mastelis 2:1. Jeigu bus A2 ir A1, tai dar bus turbūt 4:1 ir gal bus 5:1 sekantis. Mastelis skirsis kiekviename lape. Tai vat, ką ir norėjau parodyti. Tačiau dabar dedame mes šitos
matmenys būtent brėžinio zonoje. Ir neįėję į vidų redagavimo režimą aktyvaus brėžinio langą į viewportą, bet brėžinio lange, va čia neįėjus į redagavimą. Tai ir dedame mes tada dimensions ir bandom uždėti. 52, ne? Dabar žiūrime, uždedame 52 vat brėžinyje, kaip jūs darėte. Parodau, koks skirtumas yra tarp to. Uždedu čia 52, bet pakeliu biškį aukščiau, kad jie atsiskirtų. Ne? Dabar grįžtu šitą, į A4 formatą. Aš turiu 2 matmenis. Kaip ir čia viskas gražu, ne? Atitinka. Dėl to, kad mastelis 1:1. O kas bus kitame lape, kai mastelis ne 1:1? Tai tuoj paslinksiu dabar, kad matytųsi. Pan. Įeinam į redagavimo režimą. Pan, paslenku. Šitai. Dabar išeinu iš redagavimo režimo. Lentelį 2 kartus. Va, ir dabar aš uždedu čia mastelį. Šitą matmenį. Matome, koks dydis matmens. Skiriasi jau dydžiai. O įsivaizduokit, jeigu darysite A2 ir A1, tai jūsų tikrame modelyje, kur jūs braižėte padaryti matmenis, netitiks tikrų dydžių. Pavyzdžiui, čia jau yra jie 2 didesni negu reikia. Tas, kuris atneštas iš modelio, iš brėžinio. O jeigu mastelį didinsit 5 kartus, tai tekstas bus jau per didelis, bus 25 mm dydžio tekstas lape, kas yra neleistinai. Todėl, kai dedate brėžinyje, jūs galite išlaikyti tą patį dydį raidžių, uždėdami va, šitą dydį, dabar va, tekst ir yra teksto aukštis. Va, 2,5 mm standartinė reikšmė, galima daryti 2,5, 3,5 arba 5. Leidžiama iki 5 mm. Tai čia irgi galima tai pataisyti, jeigu reikia, bet jeigu jūs viename brėžinyje nustatėte, kad čia yra 2,5 mm, tai per visus brėžinius, nepriklausomai nuo jūsų mastelio, raidžių aukštis bus lygiai tas pats, 2,5 mm. To ir reikia, kad jūs būtumėt nepriklausomi nuo mastelio, jūsų tie matmenys, raidžių dydis, skaičių dydis turi būti visada toks pat per visus brėžinius. Ar vyrukai supratot skirtumą tarp to, ką darote modelyje, kai dedate matmenis, ir kai dedate brėžinyje matmenis, nes jie yra ant viršaus dedami. Tie matmenys ne į aktyvią brėžinio zoną. Jie pririšti prie kampų, bet jie su brėžiniu tiesiogiai nėra susiję. Jeigu einame į viewportą, pakeičiam mastelį, išeinam ir dabar redraw turi būti. Redraw padarom. Kur čia tas yra dabar home. Taip, view, to neatsimenu, bet tiksliai, kur yra tas perbraižymas. Nepamenu. Pažiūrėsim. Taip, edit. Nepamenu, aš paskui parašysiu. Yra perpiešimas tų matmenų ir prigula vėl tie matmenys, kuriuos jūs uždėjote čia viršų, jie atsiduria tuose pačiuose taškuose. Regen turbūt, va. Regen. Kažkodėl tai neleidžia dabar tą regeną daryti man. Aš paskui jums pasakysiu. Tai tie matmenys persibrėžia ant tų linijų. Ir jeigu keičiat mastelį, raidžių dydis fiziškai padarytas šitame lange, jisai nesikeičia. Toks pat išlieka, o brėžinio mastelis keičiasi. Tai va čia ir dar vienas dalykas paskutinis, tai šitos matmenys, kuriuos čia uždėjote, turite nurodyti, kad čia yra
mastelio sluoksniui priklauso. Matmenų sluoksniui, mėlynas. Tai va dabar mes turime išskirtas spalvas, kai yra 4 sluoksniai, matome, juodas, raudonas, mėlynas ir žalias. Tai va 4 sluoksnius reikia padaryti ir tą mastelį rašyti, kurį čia gaunate. Ir viskas, kaip ir nepamiršti reikia, kad turite įjungti linijų rodymą tuomet, kai spausdinate spausdinimo režime. Tai va dabar ir iš jūsų šitų A4 ir A3 turite padaryti PDF failus. Tai tiek individualioje užduotyje turėsit 4 lapus padaryti, per egzaminą užteks 2 lapų, A4 ir A3. Turite padaryti PDF failus, tai yra A4 PDF failas, A3 formato PDF failas ir tą autokadinį dokumentą, kuris čia jau užsaugotas, irgi reikia įkelti. Tai turėsite 3 failus iš esmės egzaminė. Namų darbė bus 5 failai, 5 bylos. Tai dabar darome mes PDF failą. Tai jau šitą procedūrą darėme. Dvigėtų PDF, A4 formatas. Tai dabar mes turėtume nurodyti, ką spausdinti. Jeigu reikia, galim pasižymėti Windows. Tada pažymim kraštus lango. Mes buvom pasidarę. Čia pas mane nėra dabar atjungtas yra šitas formatas. Tai paprastai nuo krašto iki krašto. Ir preview spausti reikia. Pažiūrim, kaip atrodo. Va. Truputį netelpa, truputį padidinti. Turiu escape'as. Dar kartą tada darau Windows. Tada taip ir truputėlį didesnį. Preview. Čia nuplaukime. Tuoj pažiūrėsim dar kartą. Iš čia A4 blogą formatą pasirinkęs. Čia turėjo būti tas full bleeded. Aš ne tą formatą išsirinkau čia. Full bleeded turėjo būti. Va, telpa viskas. Paskutiniam video aš turiu įkėlęs nuorodą ir ten parodžiau, kaip padaryti teisingai tą formatą. Tai va, ir dabar reikia pažymėti, kad linijų storis turi būti plot with plot styles. Šitas ir monochromė juodai baltas turi būti. Tai jūsų gali būti spalvotas prireikus, bet normaliai spausdinamas PDF-as juodai baltas. Ir žiūrime, kas gausis preview. Taip, su linijų storis tinkamas. Yra. Matome, kad linijos lentelės turesnės, taip kaip ir turi būti. Viskas, spaudžiam OK ir išsaugom PDF formatu. Stop apjungs yra 4. Ir parodo mums paskui jau A4 lapas. Viskas, čia reiškia tinkamas. Ir patikrinti reikia būtinai lapo matmenis, ar tikrai A4 formatas. Tai tu pažiūrim dokument properties ir vat yra matmenys čia centimetrais. Nu, tai čia dėl 1/10 tikrai jau nesvarbu. Čia aš netiksliai nurodžiau tą formatą. 29704 čia po 1/10 nuplaukė. Tai va, viskas, formatas tinkamas. Dabar reikia A3 formatą padaryti. Tai A3 turime tokį. Vėl spausdinti. Dabar vėl Windows. Čia vėl reikia ISO A3 bleeded. 420. Šitas. Preview. Apačios nesimato. Tai spaudžiu iš Windows. Tada bet kur paimu tos kraštus. Vieną kraštą į kitą. Preview spaudžiu, aš pasitikrinu, va, viskas telpa, gerai. Ir linijų storiai, monochromė ir OK, spaudžiu. Ir išsaugau desktop'e.
matote, iš karto standartiškai pasiėmė to layouto pavadinimą. Čia buvo A4, čia A3, jis pats susirado ir padarė A3 formatą. Vat. Taip, linijų istorijai skirtingi, matot. Skiriasi tikrai linijų istorija, vat. Matmenų plonesnė yra, šitas storesnė, o pagrindinė dar storesnė. Tai reiškia gerai ir pasitikrinti reikia būtinai dokumento dydį. 420 ant 297. Viskas. Vat šitoj reikia. Ant greitųjų parodžiau smulkmenas, prašom klausti, jeigu reikia. Minėjome, kad namų darbe